Egidijus šiandien papasakojo daug įdomių dalykų, aš kaip ir sakiau, tai jisai socialiniuose tinkluose vienu metu buvo labai matomas su projektu 180 dienų ir einam gyventi, bet tai yra gėlytis. Tai yra tik tai show-offas gal, pavadinčiau. Va, labai šiaip jeigu net ne tas ir tau pačiam reikėtų atsiscrollinti 30 dienų ir einam gyventi buvo prieš 108, kuris buvo 10 kartų populiaresnis. 30 dienų ir gyventi, tai kaip buvo 30 dienų, po to 180? Ne, mes pradėjom nuo jau pastatyto namo, bet jis kokia 50% baigtumo buvo. Tai sienos buvo, fasadas buvo, bet viduje buvo dar net netinkuotos sienos. Tai nuo to per 30 dienų žmonės įsikėlė gyventi. Tai čia nuo to prasidėjo mano filmavimas. Ok, ir tada nusprendė, kad sekantį reikia šauti tipo 180 ir va, žiūrėkit. Nuo nulio. Čia labiau buvo parodyti, kad investuotas šaibas, atsiprašau, pinigus, galima tikrai greitai apversti metų bėgį. Nu tai va, o aš turiu klausimą, tai vat pasakau, kuom tu žinomas socialiniuose tinkluose ir galbūt dauguma tave žino, bet aš turiu klausimą, tai kaip sumanedžinti tiek, kiek jūs manedžinat? Komanda? Ačiū komandai. Neįmanoma vienam sumanedžinti tokio kiekio objektų. Tik komanda, tik žmonių grupė gali pasiekti rezultatą. Neįmanoma, kad tai būtų vienas. Okay. Į ką atsižvelgti, nežinau, apie ką pagalvoti, norintiems investuoti į nekilnojamą turtą? Pirmą pagalvoti apie knygą. Kokią? Perskaityti Turtingas vargšas tėtis, kai sakė, čia gal... Prieš darant bet kokią investiciją? Prieš darant bet kokią investiciją pradėti nuo knygų. Jei turi nedaug pinigų, pradėk nuo savęs, pradėk save mokinti, tada pradėk klausyti kitų ir tik tada atsargiai žingsniais pradėk. Bet svarbiausia yra pradėk. Nepamiršk pradėk ir visą laiką viskas bus gerai.